Cristiano Ronaldo! Sportinis automobilis įkrito tiesiai į tą vandens telkinį. Todėl atsinešiau savo milžinišką magnetą, kad čia galėčiau žvejoti su magnetu. Ir dabar aš turiu kažką didelio ir sunkaus. Bet nežinau, ar tai tiesa, ar melas. Taigi pažiūrėkime vaizdo įrašą iš TikTok. Ei, pažiūrėkite, vaikinai! Tikrasis Cristiano Ronaldo CR7 buvo pastebėtas klube. Jis linksminosi, bet tada pamatė laikrodį. Laikas buvo ribotas. Jis nusprendė bėgti, nes vėlavo į futbolo rungtynes, tiesa? Ir tikras žalias Bugatti Chiron buvo pastebėtas važiuojantis labai greitai šiuo laukiniu mišku. Ir pažiūrėkite, ant automobilio šono parašyta SU! O tada, wow, tai beprotiška, vaikinai. Šis Bugatti Chiron neįtikėtinų greičiu įkrito tiesiai į tą vandens telkinį. Dabar atrodo kažką užkabinau savo magnetu, taigi pabandykime tai ištraukti. To jau ištrauksiu visą Ronaldo automobilį iš vandens. Žiūrėkite, kažkas žalia. O dieve mano! O dieve mano, čia parašyta CR7 ir tai žalia. Tai CR7 ženklas, kai Kristianas sako SU! Bet vaikėlai, tai nieko gero nereiškia. Visa Bugatti iš CR7 dabar yra po vandeniu. Turime toliau mesti, kad padėtume Kristianui. Jam reikia mūsų pagalbos, turime paskubėti. Bugatti yra labai brangus automobilis ir CR7 tikrai tokį turi. Todėl turime toliau mesti, kad ištrauktume jį iš vandens. Pirmin, dabar pat! Jaučiu kažką. Taip, galiu ištraukti visą automobilį iš vandens. Išgirdau kažką iš Ronaldo Bugatti. Bet kas tai, vaikinai? Oho, kažkas kyla iš vandens. Tai purvina. Dieve mano, vaikinai, tai Bugatti dalis. Tai būtent, žiūrėkite, tai Bugatti ženklas. Tai priekinė automobilio dalis. Tai Cristiano Ronaldo Bugatti. Jis buvo sudaužytas į gabalus ir vis dar yra po vandeniu. Taigi galbūt CR7 reikia mūsų pagalbos. Bet kas tai? O ne. Tai CR7 unikali, originali uniforma. Tai reiškia, kad jis buvo tame Bugatti. Vaikinai, aš vis dar nesuprantu, ar tai tiesa, ar melas. Bet jei tai neapgaulė, Cristiano Ronaldo reikia mūsų pagalbos. Jis gali būti miręs. Turime paskubėti. Turime mesti magnetą, bet leiskite man pirmiausia pasimatuoti jo uniformą, nes esu didžiulis Ronaldo gerbėjas. Taip, apie tai svajojau. Tikroji Cristiano Ronaldo uniforma. Ji šiek tiek suplyšusi, bet kam tai rūpi? Ji šiek tiek šlapia, bet kam tai rūpi? Duok man marškinėlius. Taip, puiku. Tikrasis CR7 vilkėjo tą uniformą. Taigi, aš toks stiprus ir toks šaunus, kaip Ronaldo. Taip, aš labai laimingas gavęs originalią CR7 uniformą. Bet, vaikinai, mes vis dar turime jam padėti, nes jis kažkur po vandeniu. Taigi jaučiu, kad turiu kažką labai sunkaus. Galbūt dabar turiu visą automobilį. Taip, jis kažkur ten. Nes jei tikėti vaizdo įrašais, Bugatti Chiron lėkė tiesiai į vandenį. Aš tai jaučiu. Bet vaikinai, niekas nevyksta. Jaučiasi, lyg mano magnetas būtų užstrigęs. Turime išgelbėti Cristiano Ronaldo Bugatti arba patį CR7. Man reikia pagalbos ištraukti savo magnetą iš vandens. Eime iškviesti pikapą. Pirmin, ateik čia. Taip, tai mano labai galingas ir labai didelis pikapas. Ir aš pritvirtinsiu virvę apačioje, kad ištraukčiau visą Cristiano Ronaldo Bugatti Chiron iš vandens. Taigi padarykime tai. Pirmin. Jie turi paskubėti, nes CR7 gali būti po vandeniu. Gerai, puiku, einam, pirmin. Taip. Virvė juda. Puiku, tuo ištrauksime. Aš matau, taip, jį juda. Aš matau žalią Bugatti. Taip, tai tikras Bugatti iš Cristiano Ronaldo. Tai beprotiška. Tai visas stogas. Gerai, nuleiskime jį. Gerai padirbėta, vaikinai. Bet mes gavome ne visą automobilį, o tik stogą. Bet vaikinai, tai tikrai žalia spalva. Lygiai tokios pat žalios spalvos kaip Cristiano Ronaldo Bugatti Chiron, kuris nugrimzdo po vandeniu. Ir dabar mes jį radome. Bet vaikinai, ar tai tikra, ar netikra? Aš vis dar nesuprantu.
Mes beveik ištraukėme visą Cristiano Ronaldo sportinį automobilį. Taip, tai tikrai jis. Ir tai būtent tas Bugatti. Ir jis yra labai brangus. Tik Cristiano Ronaldo gali sau leisti tokį automobilį. Taigi, tęskime mėtymą, kad išsiaiškintume, ar tai tiesa, ar melas. Ir dabar aš jaučiu kažką. Gerai? Gerai. Kas tai galėtų būti? Ei, pažiūrėk į tai. Kas čia išlenda iš vandens? O Dieve, pažiūrėk. Čia parašyta kamuolys Bordeaux, Prancūzija. Tai yra labai svarbus apdovanojimas, kuris iš tikrųjų įrodo, kad jis buvo tame automobilyje. CR7 turi gal 5 ar gal net 7 tokius. Jei žinote tikslų skaičių, parašykite komentaruose. Bet tai gali reikšti, kad Cristianas Ronaldas vis dar po vandeniu. Turime mesti toliau, jei tai taip tikra. Turime išgelbėti Cristianą Ronaldą ir jo sportinį automobilį po vandeniu. Jaučiu kažką neįtin sunkaus, bet kažką, gerai? Vaikinai, tai labai keistas jausmas, bet aš kažką pagavau, kažką, kas susijęs su Ronaldu. Žiūrėkite, daiktas iškyla iš vandens ir atrodo kaip kažkoks sportinis krepšys. O Dieve, vaikinai. Taip, tai sportinis krepšys. Ar prisimenate vaizdo įrašą, kurį matėme vaizdo įrašo pradžioje? CR7 buvo klube, tiesa? Tada jis vėlavo, jis skubėjo. Taigi galime manyti, kad CR7 dėlavo į savo futbolo rungtynes ir turėjo savo uniformą. Tai jo laimingi futbolo batai. Jie yra labai brangus. Ant jų parašyta CR7 ir dar kažkas paslėpta tame sportinėme krepšyje. Tai milžiniškas šliaupukas. Pabandykime jį papūsti. Oho, tai šaunu ir labai smagu. Aš jau turiu Cristiano Ronaldo uniformą. Tai kodėlgi man negauti jo batelių? Kad gaučiau visas Cristiano Ronaldo galias, tiesa? O taip, tai būtent mano dydis. Taigi, aš galiu būti geriausias futbolininkas, naudodamas CR7 batelius ir uniformą. Aš būsiu geriausias futbolininkas, kaip Cristiano Ronaldo. Bet manau, kad man to nereikia. Ei, palauk, tai atrodo kaip... Oho, žiūrėk, čia parašyta Ronaldo. Tai Ronaldo iPhone CR7. O Dieve, tai futbolo vartai, o čia atrodo kaip sulūžęs futbolo kamuolys. Tai šiek tiek keista, bet kodėl tai čia stovi? Galbūt Cristianas Ronaldas treniravosi prieš futbolo rungtynes, turėjo kokias 6 ar 7 minutės pažaisti futbolą, bet pažiūrėkime daugiau vaizdo įrašų, kad suprastume tai. Taigi jis vėlavo. Tada pamatėme, kaip jo automobilis įkrito tiesiai į vandenį. Bet taip, prieš kritimą jis žaidė futbolą. Taip, jis turėjo treniruotę. Taip, ir tai jo taurė, tai ta taurė, kurią matėme anksčiau, viskas stoja į savo vietas. Bet vaikinai, ar manote, kad tai tikra? Taip, jis žaidžia futbolą. Ir aš noriu daryti tą patį kaip jis. Taigi taip, beprotiška. Cristianas Ronaldas buvo čia ir jis paliko savo telefoną čia. Manau, jis treniravosi toje futbolo bazėje prieš futbolo rungtynes, nes labai svarbu būti stipriam ir galingam kaip Cristianas Ronaldas. Ir aš taip pat noriu dabar treniruotis žaisti futbolą. Taigi, pradėkime. Esu pasiruošęs būti kaip Cristiano. Taip. Taigi turime nusileisti žemyn. Turime prisiminti, kad visas Cristiano Ronaldo Bugatti yra po vandeniu ten. Palauk, žiūrėk, radau kažką. O Dieve, vaikinai, tai sportinio automobilio ratas. Ir žiūrėk, čia taip pat yra Bugatti ženklas štai čia. Tai labai didelis ir labai galingas ratas nuo Cristiano Ronaldo Bugatti. Jis prarado ratą prieš atsitremdamas į vandenį. Todėl jis negalėjo suvaldyti automobilio ir jo nebėra. Taigi, mėtykime čia toliau. Susigrąžinkime mano magnetą. Neturim laiko galvoti. Turime laiko mesti magnetą į vandenį, kad išgelbėtume Cristiano Ronaldo. Bet vis dar nežinau, ar tai tiesa, ar apgaulė. Bet kažką užkabinau savo magnetu. Pažiūrėkim, kas tai galėtų būti. Dar vienas žalias radinys ir ant jo parašyta Siū! O Dieve, tai automobilio durys, kurias ištraukėme iš vandens. Tik pažiūrėkite tą daiktą, vyrai, tai beprotiška.
Taigi galime manyti, kad visas Bugatis subirėjo į dalis ir dabar jos guli dugne. Tai yra būtent tos pačios durys, kurias matėme vaizdo įrašo pradžioje. Tai reiškia, kad vis dar nežinome, ar tai tiesa, ar melas. Bet turime mesti toliau, kad gautume daugiau užuominų ir suprastume. Panašu, kad vėl užkabinau visą automobilį. Mano magnetas mus lydo. Arba nuplėšiau dar vieną Cristiano Ronaldo Bugatti dalį. Matau, kad iš vandens išlenda kažkas žalia ir raudona. Palauk, kas tai? Tai atrodo kaip dar viena Bugatti dalis ir kažkas raudono ant jos. Vaikinai, tai yra spoileris. Tai labai svarbi bet kurio sportinio automobilio dalis. Tai yra sparnas, kuris montuojamas ant galinės automobilio dalies ir jis yra žalios spalvos, kaip ir kitos Bugatti dalis, kurias matėme anksčiau. Bet kas yra šis krepšys? Ar tai dar vienas sportinis krepšys iš Cristiano Ronaldo? Pažiūrėkime, kas viduje. Čia turime keletą dalykų. Kažkokia kojinė. Kas tai? Palaukit, vyrai, tai ne kojinė, tai CR7 veido kaukė. O dieve, tai tikrasis Cristianas Ronaldas ir jo sirgalių lazdelė. O dieve, užsidėkime ją, išbandykime. Gerai? Gerai, aš kaip tikrasis Cristianas Ronaldas galiu žaisti futbolą kaip profesionalas. Palaukite, vaikinai, jei tai tikrasis Cristianas Ronaldas, kodėl jam reikia savo kaukės ir sirgaliaus lazdelės? Tai labiau kaip pramoginiai dalykai, ne kaip profesionalaus futbolininko dalykai. Tai vis tiek gali būti netiesa. Galbūt tai nebuvo originalus Bugatti, o padirbtas. Galbūt tai nebuvo tikrasis Cristianas Ronaldas. Ir tai nėra originalu, jo forma. Viskas gali būti netikra, vaikinai. Ką manote? Ir prieš tesdami mūsų futbolo tyrimą turime pažiūrėti, kas ten yra. Žiūrėkite, visai šalia avarijos vietos matome kažką keisto. Atrodo kaip batutas skirtas kažkam paleisti į vandenį. Bet pažiūrėkite, jis kažkoks sulūžęs. Anksčiau jis buvo platesnis, skirtas dideliam automobiliui, bet dabar jis sulūžęs. Bet čia kažkas įtartino. Ateikite čia, vaikinai! Ateikite čia! Ši paleidimo rampa taip pat yra ryškiai žalios spalvos, kaip ir tos Bugatti dalis, kurias matėme anksčiau. Galiu manyti, kad visa tai yra netikra. Netikras Bugatti, netikras Cristianas Ronaldas, o kažkokie netikri fanų dalykai. Nežinau. Padarykime dar vieną metimą čia, kad suprastume, kad galėtume tęsti savo tyrimą, gerai? Pirmin! Taigi galbūt būtent ten yra dar viena užuomina. Taip. Eime, taip, kažkas didelio. Galbūt tai vėl Bugatti. O gal ir ne, bet matau gurbuliukus. Taigi, labai svarbus radinys laukia. Kas tai? Žiūrėk, keistas daiktas iškyla iš vandens. Bet tai kamera. Ji kažką užfiksavo. Ir galbūt ši kamera susijusi su tuo Bugatti Chiron, kurį radome anksčiau. Ir galbūt ji taip pat susijusi su Cristiano Ronaldu. Pažiūrėkime. Taigi mes grįžome prie šių Bugatti dalių iš CR7. Ir iš tikrųjų, vaikinai, aš esu didelis, labai didelis Cristiano Ronaldo gerbėjas. Aš visada nešiojuosi jo galvą su savimi, nes myliu CR7! Ir vaikinai, jei vis dar žiūrite šį vaizdo įrašą, nepamirškite jo pamėgti ir prenumeruoti, jei norite daugiau nuotykių. Bet vaikinai, mes neradome paties Cristiano Ronaldo. Taigi, radome tik jo daiktus, tik jo automobilę, bet jokio tikrojo Cristiano Ronaldo pėdsako. Galbūt ši kamera gali atsakyti į mūsų klausimus. Ar visa tai buvo tiesa? Ar viskas buvo... Taigi dabar aš ir mano draugas CR7 pažiūrėkime vaizdo įrašą. Bet čia nėra ekrano. Tai labai sena kamera, ji neturi ekrano. Mes negalime žiūrėti vaizdo įrašo, bet galime klausytis garso. Veikia, tad paleiskime. Aš esu didžiausias Cristiano Ronaldo gerbėjas. Palauk, ką? Ne, aš esu didžiausias Cristiano Ronaldo gerbėjas. Kas taip sako? Klausykimės toliau. Aš pastatysiu automobilį lygiai tokį, kokį turi Cristianas ir atliksiu su juo triukus. Jis sako, kad pastatė lygiai tokį patį automobilį, kokį turi Cristianas Ronaldo ir planuoja atlikti kažkokį triuką. Klausykimės toliau. Triukas su jo automobiliu tikrai patrauks jo dėmesį.
Jis ketina atlikti triuką, kad atkreiptų Cristiano Ronaldo dėmesį. Jis yra tik gerbėjas, o ne tikrasis Cristianas Ronaldo. Taigi, kas bus toliau? Gerai veikia. Variklis veikia. Kaip greitai? Automobilis važiuoja. Ne. O, ir automobilis įkrito į vandenį. Tai beprotiška. Dabar viskas paaiškėjo. Tai nebuvo tikrasis Cristiano Ronaldo. Tai buvo tik jo gerbėjas. Ir tai nėra originalus Bugatti iš CR7. Tai tik padirbtas. Taigi tikrasis Cristiano Ronaldo yra sveikas. Taigi vaikinai, mes laimingi. Ir jei norite daugiau tokio turinio, nepamirškite prenumeruoti ir pamėgti šio vaizdo įrašo. Nes aš turiu svajonę tapti populiariu. Ne tokį populiariu kaip Cristiano Ronaldo. Bet aš norėčiau surinkti 5 milijonus prenumeratorių. Taigi, prašau, prenumeruokite mano kanalą ir paspauskite patinka. Mano vardas yra Slav. Ačiū, kad žiūrėjote. Eime žaisti futbolą, Cristiano!